Kiekvienose namuose galima rasti aliejaus, kuris yra naudojamas kepimui. Tačiau ar kada susimąstėte, kur dėti panaudotą aliejų? Pilti į kriauklę ar kanalizaciją šio griežtai negalima. Daugiau nei 20 metų veikianti įmonė rado sprendimą. Naudoto aliejaus surinkimo ir perdirbimo biokurui įmonės vadovė Rasa Petrauskienė sako, kad viskas prasidėjo nuo šeimos verslo. Idėja pati gimė labai seniai ir vos ne juoko formoje. Bekalbant su Uošviu, jisai paminėjo, kad telšių bioenergijoje yra aliejus naudojamas naujas, pilamas į variklius, į traktorius, į visą techniką ir ant kurio yra važiuojama, atliekami visi ūkio darbai. Ir tas ūkininkas savo perspektyvoje ateityje numatė biokuro gamybą. Pati mintis naudoti ne tik tai naują rapsų aliejų, bet pasitelkti ir atlieką, naudotą aliejų, kurį galima surinkti iš kulinarijos cechų, iš kavinių. Kreipėsi kaip ir gal kas gali surasti, gal kas pradėtų šitą veiklą. O kodėlgi ne? Pamąstėme ir nusprendėm, kad bandom. Pati pradžia buvo šeimos verslas. Šeimos, draugų, kas padės. Patys sėsdavom už mikroautobusiuko vairo, važiuodavom po visą Lietuvą, bendraudavom su virėjais, kas priduoda, išrašydavom vaštaraščius, viską susirinkdavom, grįžę patys dar ir filtruodavom, dar ir vaikus pasitelkdavom į visą šitą veiklą, kad matytų, iš kur gauname pinigai ir kaip reikia juos sunkiai uždirbti. Tada tekdavo ir visas taras įsiplauti, pasiruošti kitai dienai darbui visam ir viską darydavom patys. Rasa prisimena, kad kelias nebuvo lengvas. Sunkiausia buvo rasti klientų, kadangi žmonės arba nebuvo apie tai girdėję, arba šią naujovę vertino skeptiškai. Tuo metu 2000-2002 metai ta atlieka niekam nežinoma ir neįdomi. Pilama į kanalizaciją, statomi prie bendrų atliekų, tie kibiriukai buvo niekam neįdomus. Ir tiesiog ateinant pas klientus, tu pasakai, kad nori iš jų netgi supirkti, o ne tai, kad pasimti tą atlieką naudotą aliejų. Visi buvo kaip ir apstulbę, kiti gal ir juokėsi net šiek tiek. Bet kadangi buvo papasakota, kas iš jo vyksta, kad tai atgims naujam gyvenimui ta atlieka, kad biokuro gamyboje dalyvaus ir bus biodizelis iš jos daromas. Ir pradėjom veiklą su pačiais didžiausiais prekybos centrais. Pačioje pradžioje, tai apvažiavus visą Lietuvą, vienas mikroautobusiukas tik būdavo pilnas. Šiai dienai, kiekvieną dieną jisai grįžta pilnas, tai kiekiai tikrai yra padidėję. Pašnekovė sako, kad laikai pasikeitė ir šiandien įmonės prieš pradėdamos veiklą privalo pasirūpinti aliejumi po to, kai šis bus panaudotas. Dabar netgi patys ieškodami, atsidarydami įmonę, jie randa tokius reikalavimus kaip panaudoto aliejaus, kažkas turi jį surinkti, turi būti sudaromos sutartys, tiek šalutinių gyvūninių kilmės atliekų pridavimas turi būti kažkur, mes turime vežėjo statusą. Tai gelbėjom šitoj vietoj tik atsidariusiems klientams, mažiems dar. Jie skaito internetą, domisi, ieško su kuo bendrauti, yra kelios įmonės Lietuvoje. Tai kaip atrodo panaudoto aliejaus kelias? Darbas atliekamas visoje Lietuvoje, surenkamas aliejus, tampa jisai pradžiai atlieka, surenkamas atvyksta šičia į patalpas. Yra perfiltruojamas, pradžiai filtravimas vyksta tokių apčiuopiamų stambesnių atliekų, po to nusodinamas šilumos principu vanduo, vėl pereina per filtrus, atsiranda tas produktas, kur keliauja į rapsoilą, išvažiuoja. Ir ko gero pas mus dizelio varikliuose yra lašelis ir to naudoto. Taip pat ne tik tai įmonės, kurios privalo priduoti šitą atlieką, bet kviečiu ir fizinius asmenis, gyventojus, neišpilti į kriauklę, neteršti gamtos, o tiesiog paskambinti ir mes visą laiką atvažiuosime, paimsime, kad tikrai kauptų tas atliekas ir pridavinėtų, nepiltų į kanalizaciją.